Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulig atomais. Seku tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu atrodo skambai, aš mano nustenstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu atrodo skambai, aš mano nustenstas. Viską papasakosi? Klausk, ko nori. Nupirksi jam raudono vyno ir į taurę įbersi šitų miltelių. Mankevičius žuvo. Į sveikatą, Asta. Andriau, negerk! Broli, vienas mano korišas po zonos va šitą šūdą tiek šniojo, kad jam pertvara taip sudilo, nosies pertvara taip sudilo, kad vieną dieną pučiant nosį tiesiog pisterį lūžo į vidų. Primeti? O kitam asilui, blėt, visi dantis priekiniai išbirėjo, blėt, ir viršų ir apačioj. Taip, nuo šniojimo išbirėjo dantis. Tik jis to net nepajuto, nebesuprato, blėt, nes neturėjo kuo suprast, blėt, smegenų nebebuvo. Bet tu varyk, broli. Šniok, davai. Nemoralizuok, Latvija. Ir kaip ten dėl Varno, kodėl jis, blėt, gyvas ir sveikas vaikšto? Tu kas buvo nurodyta, ha? Nu, nepatariu aš dabar Varno liest. Kodėl? Todėl, kad kietas jisai. Nebus paprasta. Ir bratva įsaugo. Pachūrai. Blėt, Latvija, čia jau tavo problemos. Ir iš visko tu to Varno tai bijai. Anksčiau dar netokius reikalus prasukdavai. Nieko aš, blėt, nebijau, broli. Padaryčiau, jeigu reiktų. Varną užversim, paliksim be konkurencijos Dadijanime, kuris ir taip princui moka. O galėtumegi melšt juos abu. Melšt abu. Daug, blėt, iš Varno išmelžė, he? Nei cento. Dėl to ir sakau, reikia jam sparnus apkirpti. Kitiem pavyzdys bus. Durnai čia gaunasi, broli. Durnai. Blėt, Latvija, tu охуел? Už durnius mūsų laikai. Blėt. Gerai padarysiu, broli. Tik duok man laiko, man pasiruošti reikia. O, vaiko. Neskubink manęs. Blėt, visur tie tavo miltai. Tavai matė. Kas? Turi naujieną? Nes čia? Ne, nes čia. Išėjau iš darbo policijai. Kada? Vakar atidaviau visus popierius ir susirinkau daiktus. Netikiu. Jeigu nori patikrink, taigi turi savo žmonių ten. Kodėl tu pasielgiai taip, tau patiko tarnyba? Patiko, nebenoriu rinktis tarp tavęs ir tarnybos. Rinktis? Taip. Taigi aš ir buvau tavo tarnyba. Buvai. Taip, buvai. Bet mūsų operatyvinė grupė išformavo. O tu esi čia. Pripratai prie manęs ir tiek. Galvo, ką nori. Bet kodėl tai pasielgiai, taigi tu žinai, kokie svarbus žmonės yra policijoje. Nebenoriu asmenybės susidvejinimo. Jeigu tarnauti policijoje, reiškia išduoti tave. Jeigu tarnauti tau, reiškia išduoti policiją. Tai tu pasirinkai? Taip, pasirinkau. Gerai. Aš irgi pasirinkau. Kadangi nebetarnauji policijai, tai tu mane labai reikalinga. Valink iš čia. Valink iš čia. Eikit jūs nacho visi, blėt.
Jani, blėt, atvažiuoji į mano namus ir dar rėkia manęs. Nusiramink. Nusiramint mes su jumis tarėmės, o Varnas dar vaikšto. Kur Latvis? Kuo mes čia, blėt, gumą tempiam? Mes kaip tik šiandien su juo apie tai kalbėjom. Sėsk, aš to paaiškinsiu. Suprask, mes su princu irgi labai nepatenkinti. Bet dabar prie Varno taip lengvai neprieisi, jis apsaugą apsistatęs. Dėl to Latvijų reikia tinkamai pasiruošti, o tam reikia laiko. Laiko? Turėtų iš to laiko normaliai. Gal tiesiog princas apsigalvoja, ką? Iš kur tu tokias nesąmonės trauki? Viskas kaip tarėmės. O gal jūs tiesiog nenorit versti Varną? Nes jums neapsimoka. Nes tuo metu padidėtų mano įtaka versle, o jums aš stiprus nereikalingas. Maksai, blei, negerbi tu mūsų. Susitarimas yra susitarimas ir tu tai žinai. O tu žinai, kad apie Varną kalba, kad jis po mentais vaikšto? Nu, va, matai. Vien už tai reikia versti. Aš nežinau, ką man dar padaryti, kad tu manim patikėtum. Man nusispjauti yra į tėvus, giminės, į visų jų nuomonę. Aš tik noriu būti su tavimi. Kasdien tau tai kartuoju, bet tu manęs negirdi. Gerai, pakalbam. Tu nori gyventi su banditu? Aš žinau, kad tu nesi banditas. Tiksliau, juo esi, bet ne savo valia. Asta, bliat. Aš banditas. Aš banditas, Asta. Namas. Gėrimo. Biznį pavogiau, Asta. O mašina už krūvinus pinigus pirkta. Tu bent tiek supranti? Bet tu gali viską pakeisti. Ką? Aš tikiu. Ką pakeisti? Tu tokia pat kaip Elena. Išvažiuojam. Kur išvažiuojam? Tu žinai, kaip Elenai baigės. Ką? Dabar visai kita situacija. Tu esi, tu laisvas. Laisvas. Asta, aš dabar turiu viską. Aš turiu pinigus. Aš turiu valdžią. Mane žmonės gerbė, nes bijo. Ir tu dabar siūlai man išvažiuoti. O dėl ko? Nes ponia užsimanė, a? Asta, čia yra mano gyvenimas. Ir aš jį gyvensiu. Patinka tau? Ar nepatinka? O jeigu nepatinka, aš jau sakiau, gali valinti. Supratau. Aš tylėsiu. Neišvaryk manęs. Prašau. Alio. Sveikas. Tu vietoj? Ne. Bet toj būsiu. Gerai, lauk manęs. Davai. Ой, блядь. Давай, блядь, man šitų riešutukų. Aš jums, blėt, sakiau, vaikinai. Normalius dalykus darysim, šitus pelningus suksim reikalus. O jūs, blėt, netikėjo. Ne, nu buvo abejonių. A tu čia, blėt, daugiausiai mokų kėlį. Aš, blėt. Blėt, kurva į Vokietiją norėjai važiuoti. Blėt, į Biržus. Tai, blėt, ką mes veikiam šūdą malėm, naku. Va dabar normalus biznis, blėt. Tai va, blėt, visko yra, naku. Bab yra, tik žodžios trūksta. Ai, žinot, svarbiausia. Bet mergaitės pačios ant pimpio lipa. Blėt, mergaitės yra gerai, na. Ir suprantat, už viską turit būti dėkingi Varnui. Nu ir man, aišku. Suprantat? Ne, tu drambliuk. Kas be ko? Drambliukai, blėt, mes už tave ir Varną visiems snukius užmalsinam. Bet, blėt, pagaliau mąstyt pradėjai. Nu, tostas. Davai.
Tavęs įsiminėkit. Rimtą biznį prižiūrėsi. Viskas turi būti tvarkinga, griežtai, jokių nesąmonių, jokio, blėt, šūdo malimo. Nu, neapsišyksim, drambliukai, blėt. Būk ramus. Davai. Ai. Audriau, labas. Kiek mes čia nesimatėm? Porą mėnesių ar daugiau? Labas. Žinai, skubu labai, neturiu kada kalbėti. Tai nieko net nepasakysi. O ką pasakyti? Paklaustum, kaip man sekasi akademijoje. Nu ir kaip tau sekasi akademijoje? Pradžiai tai sunku buvo, bet dabar jau pasitempiau. Latvis nesirodė? Nu, kaip matai, ne? Ir jūsgi man apsaugą sutikėt. Apsauga. Nėra jau jokios apsaugos. Nu, supratau, tai Latvija pasodino? Nemanau. Žinai, aš dabar kitam skyriui dirbu, tai, nu, aš nieko nežinau, žinai, tai... Pas čia taip nusprendė ir perkelia? Nu, tai jau pašaliniai klausimai. Nu, tai tada dar vieną užduosiu. Pašalinį. Taip ir gyveni vienas? Aš, žinok, neturiu laiko. Tikrai man reikia važiuoti. Tai reiškia gyveni vienas. Jeigu būtum ne vienas, tai jau pasigirtum. Ja. Ko dar paklausi? Gal dar pas mane į svečius pasiprašysi? Nori mane įžeisti? Aš tai taip apsidžiaugiau tave pamačius. Nu, atleisk, aš tikrai labai skubu. Man reikia važiuoti. Atleisk. Pas brolį. Nebelandžiok tu pas tą brolį, Maksai, ašgi tau sakiau. Padarysiu, reiškia padarysiu. Kada? Kada? Kai pasiruošiu. Varną užverst, čia tau ne 2 pirštus apmyšt. Klausyk, aš jums ne koks idiotas, blėti. Aš suprantu, kad jums neapsimoka varno versti. Juk sakė tau tai princas? Nu, gal ir sakė. Kas toliau? Žiūrėk, Latvija. Padarom taip. Gali dėl manęs užversti varną, tyliai užversti. Aš tau asmeniškai sumokėsiu. Kiek sumokėsi? Gerai sumokėsiu. Pusė dabar, pusė po atlikto darbo. Никогда не думал, что буду сидеть в Вильнюсе с тобой, а не с Керимом. Керим ненадежный партнер. Да, он всегда мне не нравился. Керим был злой человек и хитрый. Всегда норовил обмануть. Я хочу нарастить объемы поставок. Это возможно? У меня к тебе есть один вопрос, Варнес. Задавать. Врать не буду. Керим утверждал, что ты работаешь на ментов. Это правда? Да. Меня использовали в темную. Я только потом разобрался, что к чему. Ну и что же оказалось? Тот, кто придумал этот план, хотел зарабатывать на хашише. Но он умер. А другие решили не рисковать.
И после всего тебя оставили в живых? Возможно. Только пока. Но никаких контактов с ментами у меня больше нет. Да. Интересно. Интересная история. Не поверил бы сам, но так было. Kur tu buvai? Šiauliuos. Aš tau skambinau, bet tu neatsiliepiai. Taip, nes aš dirbau. Kas atsitiko? Aš labai blogai jaučiuosi, Maksai. Jurgita, tai yra natūralu, tugi laukėsi ir dar visi šitie įvykiai. Aš net negaliu normaliai išsimiegoti, tik užmerkiu akis ir matau tėtį. Klausyk, mes tavim juk jau kiek kartų apie tai kalbėjom, išgerk raminamųjų, tau padės. Tai viskas, ką tu gali man pasakyti? Aš iš vis nejaučiu tavo palaikymo. Kaip man užauginti sveiką kūdikį, jeigu aš visą laiką nervinuos? Tai nesinervink, tai nueik galų gale pas gydytoją, O tu? Gali daugiau namuose pabūti. Aš visą laiką čia sėdžiu viena, noriu pasikalbėti, o tu net neatsiliepi. Aš tau dar kartą sakau. Aš neatsiliepiu, nes dirbu, o dirbu aš dėl mūsų ateities. O aš nešioju mūsų vaiką. Tai svarbu? Mane galima jaudintis, Maksai. Tai ir nesijaudink, nesijaudink. Ir man nervų negadink, aš tik grįžtu namo ir pastoji. Zyzi. Užknisai. Gal mums vis dėlto išvažiuot? Kur į Ameriką? Ką? Svajonių šalis? Ką tu ten veiksi? Mesgi turim pinigų? Mes? Gerai, tu turi pinigų. Nusipirksim namą. Aš tau vaikų pagimdysiu. Ir gyvensime ilgai ir laimingai. Taip. Tik mudu. Niekas mums netrukdys. Geras planas. Kas atsitiko? Mankevičius žuvo. Kaip tai atsitiko? Į sveikatą, Asta. Andriau, negerk! Tu išprotėjai? Aš supratau, kas buvo ne taip su tuo vynu. Su kokiu dar vynu? Kai tau paskambino ir pranešė dėl Mankevičiaus mirties. Ką tu čia svaigsti? Ten nuodai buvo, ką? Nesvaig. Ten, blėt, buvo nuodai! Kalbėk, Kalė! Kalbėk! Aš nenorėjau, jie mane privertė, Andriu, aš labai atsiprašau, jie mane privertė. O jeigu būtų capas nepaskambinęs, aš ten, blėt, negyvas gulėčiau, suka. Andriu. Traukis! Andriu, aš nenorėjau, Andriu. Lieki čia. Kas gali būti daugiau? Neaprašytų posūkių, ieškojo tobulybės, neradau net užuomazgų. Tikėjimas vedlys, neleis priversti negalę, net jeigu nereikia, neišveikau. Ne viskas išveikta, kol neišvengiama ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename galime išeiti. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar, įrodyt mes liekam. Net jeigu tai tiesa, ir mums išties nepavyko.
mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta. Tu privalai skambėti. Privalai skambėti. Privalai skambėti. Kas gali būti laisvės arčiau? Kas gali būti daugiau? Žinai, kaip ateina senatvė? Nu? Nepastebimai. Atsikeli vieną rytą, ateini prieš veidrodį ir žiūri, iš kur čia tiek žilų plaukų. Tada galvoji, kažkaip sunkiau kvėpuoti daros. Po truputį. Tada smegenys, žinai, nebe taip aktyviai veikia. Pradedi užmiršti ten vardus, adresus, datas. Kada šikai paskutinį kartą. Kostai, kas čia per bibienį? Aš taip norėčiau da gyventi iki savo senatvės. Tai visi mes norim. O aš girdėjau, kad tu buvai Šiauliuose. Bandėjai kalbėti princus užverst varną? O čia jau yra ne tavo reikalas, Kostai. Mano! Mes vis dar kartu dirbam, taip? Ir tu pražudysi ne tik save, ir mane, ir dar dachuja žmonių. O dabar nurimk ir paklausyk manęs. Aš buvau Šiauliuose tam, kad pasikalbėčiau su jais, kad princas sumažintų savo dalį mūsų Hašo versle. Tai viskas. Viskas? Taip, viskas. Oi, patinka man prabanga. Patinka. Drambliu, kiek krovinio praeitą savaitę nuvežėt? Gal 300 kilų, nežinau. 300? Nu, gal 300. Neprisimenu tiksliai. Drambliuk, tu mano dešinė ranka, tu turi žinoti tuos dalykus. Nu ir kam, jeigu vis tiek tu viską kontroliuoji? O jeigu aš tave paskirčiau buhalterių būt, a? Ne. Tikrai ne. Skaičiai tikrai ne man, čia ne mano sfera. Nu, bet kažkas turi dirbti šitą darbą ir šitas darbas reikalauja labai daug laiko. Nu, tai susiras patikimą žmogų. Patikimą? Kur aš tau tokį rasiu, a? Klausau. Zdarovo, tu namie matau. Taip, o kas? Nusileisk minutėlį, palėlėkint reikia. Sveikas, Latvija. Zdarovo, bachūras. Vilniui buvau pro šalį rėdėjau, galvoju, užsuksi pažiūrėti, kaip tu gyveni. Varnai, yra reikalų, apie kuriuos tu turėtum žinot, Varnai. Aš su Dadijaniu čia pabazarinau, tai jis man geras babkės siūlo. Pusę iš jų aš jau paėmiau. Ir man tikrai nereikia tau aiškinti už ką. Ne. Varna, aš to nenoriu daryti. Bandžiau brolį ir princą įkalbėti. Bet ką aš galiu padaryti? Jie kaip ir teisūs. Tu nenori jiems dalies mokėti. Nešokinėk, nusileisk ant žemės. Jopšikmat, susitarkit. Mokėk jiems dolę ir viskas. Visiems bus gerai. Visi saugus. Aš kaip draugas tau sakau. Laikas plėstis. Reikia surasti kelius į Angliją. Tikrai manai, kad mes taip patemsim? Aš ką tik kalbėjau su tiekėju. Jis pats suinteresuotas. Ir aš esu ten užmetęs meškeres. Aš pažįstu Anglijų žmonių. Gerai.
Tai tikrai labai gerai. Manau, reiks tave siųsti komandiruoti. Ko gero. Varnas, ko tam reikia? Nu? Klausau, ką, pasiilgai manęs? Labai pasiilgau, labai. Turiu tau vieną patarimą, Maksai. Nu, įdėmiai tavęs klausau. Kitą kartą labiau pasistenk rinkdamas į žudiką. Kokią dar žudiką tu? Nesveikas gal? Aš turiu tau vieną įrašėlį. Aš su Dadijaniu čia bazarinau, tai jis man geras babkės siūlo. Pusę iš jų aš jau paėmiau. Ir man tikrai nereikia tau aiškinti už ką. Ne, Varna, aš to nenoriu daryti. Šūnas. Šūnas, blėt. Maksai, kas atsitiko? Sušiktas Latvis. Kurva, aš jam pusę sumos daviau avansų už Varną. Tu man ką tik aiškinai, kad tu ne dėl to buvai Šiauliuose. Nieko. Nieko, aš jį pats užversiu. Šis tiek jau užversiu. Maksai, tu nedaryk nesąmonių. Maksai, blėt, grįžk! Seri, turi ginklą? Sėsk mašiną, važiuojam. Greitai, greitai. Gaidį turėsi vieną užversti. Aš? Taip, blėt, tu kas dar? O taip paprastai paimti ir užversti. Taip, taip paprastai paimti ir užversti. Kur? Prie namų. O kitaip negalima kaip nors? Kitaip, blėt, jau niekaip negalima. Gali tiesiog padaryti, kaip sakau, ką? Gerai. Kur Maksas? Išvažiavo. Kada grįš? Nežinau. Kostai, kas atsitiko? Klausyk, paskambink jam ir kažkaip įkalbėk jį grįžt namo. Gerai? O ką man jam pasakyti? Nežinau, pasakyk, kad tau bloga pasidarė arba kad apsinuodį. Kažką sugalvok. Gerai? Jis numeta skambučius. Tada viskas aišku. Kostai, paaiškink man, kas čia vyksta. Nieko nevyksta, duos Dievas ir nieko iš vis neįvyks. Man negera pasidarė. Andriau? Ką? Tu kažką svarbaus čia dirbi? Nelabai, o ką? Kad tu dėl neįprastų idėjų. Kokių dar idėjų? Nusivežk mane į Biržus. Ko tu ten? Noriu pamatyti tavo vaikystės vietas. Bet ką tu ten veiksi? Tau ką taip keista? Gal aš noriu pamatyti namą, kuriame tu gyvenai. Aplankyti kapinės, kur palaidoti tavo tėvai. Brolis. Gerai, varom. Gerai, aš pasiruošęs. Pasiruošęs? Taip. Tai gerai, varom. Bet tik mums gerai. Be apsaugos. Kad niekas mums netrukdytų. Tu lieki namie.
Andriau? Asta! Asta! Kasdieniškas dydžio sulikatomais. Asta! Nenuvažiavom. Ką? Asta! Asta! Kai tu žengi kušėsi vėjai. Blet! Kas žaviausia tu žinai, atmintinai, tai rūpi pakankamai menkai. Asta! Tavo įrašai natas ir kronikos. Buvai porykštė, aš daltonikas. Atsitraukiu žingsnį, vis tau paklūsta toliai, aš su jūnose pasiklystu. Ką tu padarei, ką? Tu mus visus išdavei! Kostai, aš ką nors sugalvosim. Sugalvosi! Sugalvosi, tave sodins! Eik dar mentam duris atidaryk! Užsičiauk tu pagaliau! Blet, aš tave įspėjau, aš prašiau tavęs! Blet, briedas! Ką čia turėjo reikšti? Tu net varno nesugebi užmušt! Tu išvažiuoji? Taip, neilgam. Kur? Ar nežinau, Jurgita. O kaip aš, kaip mūsų vaikelis, Maksai? Aš greit grįšiu. Gerai? Prašau, palauk, paaiškink, kas atsitiko, Maksai. Maksai, palauk! Maksai, sustok! Labas. Pažinai? Susitikt reikėtų. Turiu naujienų. Ko nori? Pasikalbėt. Nenoriu aš su tavim kalbėti. Sakei, naujienų turėjai. Asta mirė. Kada? Prieš 2 valandas. Pasikėsinimas. Norėjo mane nušaut, pataikė į ją. Gaila, kad ne į tave. Būtų mano valia, aš tave sunaikinčiau. Apie Astą nieko nepasakysi? Durna buvo, kad su tavim susidėjo. Va ir gavo, ko norėjo. Bet tu Astą pakišai. Nesijauti kaltas dėl to. Žinai, prieš tave aš neatvirausiu. Mano sąžinė švari. O Mankevičius? Aš dirbau sąžiningai. Nieko nežinojau. Neskambink man. Neatsiliepsiu. Suka, tu mane išdavei varnui. Ir tau labą dieną. Lipk. Kas čia per reikalai, Latė? Mesgi su tavim tarėmės. Aš tau sumokėjau pinigus. Gražinsiu aš tau, blėt, tą avansą. Nesiparink. Blėt, nesiparink. Tu triochalą mane pakišais, tu supranti tą? Nu negalėjau aš, Maksai. Galvojau, kad galėsiu. Aš skolingas varnui už jo Eleną. Įsikliopinės jis ten, blėt, įsimylėjęs iki ausų. Nu tik dabar supratau. Tu gal nesveikas, apie kokią čia, blėt, meilės dar kalbė? Maksai, tu myli savo bobą. Klausyk, nekeist temos, Latė, supratai, prie ko čia mano žmona? O jeigu princas būtų užsakęs tavo Jurgitą, ką tu, blėt, dabar darytum? Taip pat reaguotum. Ar blėt ašarą nubrauktum?
Pistiets. Blet, neįsivaizdavau, kad ateis diena, kai mes su tavim tokiom temom kalbėsim. Klausyk, Latvija. Tu man pažadėjai atlikti reikalą, tai atlikė iki galo, supratai? Negaliu, Maksai. Nu ką reiškia negaliu? Tau dabar ne apie varną, blet, galvot reikia. Tau reikia mėsas nešti iš Lietuvos kuo greičiau. Blet, kas straipsnių neskaitai? Pažiūrėk, apie tave rašo, blet, šios dienos laikraštį. Tugi pagrindinis įtariamasis. Žinau, ne pirmą kartą, ką nors sugalvosi. Sugalvosi. Dingti iš Lietuvos tau reikia, aš tau sakau, kokiam pusmečiui. Kur siūlai? Ką žinau? Į Čekiją. Aš ten galų turiu. Nugulsi ant dugno, kuriam laikui bus ramu. O žmona mano kaip? Ką žmona? Žmona pabūs čia, jeigu gimdytoj. Po 3 mėnesių. Nu va, tegu gimdo Lietuvoj. Davai varom, aš tave nuvešiu į saugią vietą, tai nieks tavęs neieškos. Nugulsi kuriam laikui. Ir mašinos raktus palik. Mes pasirūpinsim. Kada laidotuvės? Poryt. Blemba. Kažkaip gaila. Normaliai merga buvo. Vaik drambliukinai mentų, kiek čia buvo. Kaip pasakysi? O kas girdėti su Dadeniu? Nežinau. Arba susems, arba pabėgs. Blet, suka pakliūtų man į rankas, paklausiu, naho aš jo. Kodėl mane prie biržų prokuroro nužudymą pritempė? Gerai, reikia dabar galvoti, kaip šešėlius išsukti. Tai pasakysiu vaikinam, kad rimtų prekes saugiai paslėpsim, o siuntą sustabdysim. Ir aš taip galvoju. Paskambinsiu vokiečiam, paaiškinsiu, kas vyksta. Klausyk, kur tu mane atvežė? Čia Varno namas. Čia tavęs niekas neieškos, nes čia niekas negyvena. Davai, imk daiktus iš mašinos ir einam į vidų. Nusiramink, Maksai. Čia tikrai bus saugu. Ir dar, tu apie Astą nieko nežinai. Tu ką, aš durnas? Tu nežinau nei apie Astą, nei apie Monkevičių, Gerai, nei apie Capą. taip, darom taip. Tu Astą žinojai. Žinojai, kad aš su ja bendrauju, bet pats asmeniškai nebendravai, aišku? Aišku. Taip? Kur? Gerai, gerai, būsim. Varom. Kur? Į vieną įdomią vietą. Važiuojam. Įdomią vietą. Dar šūdo gabalas tau. Nieko asmeniško, Maksai. Ašgi tau sakiau, aš jiems skolingas. O man tu nieko neskolingas? Tau, blet, aš babkės skolingas. Čia visai kas kita. Simk. Na, Varne, gali pagaliau man atkeršyti.
Aš nekeršiu. Man tiesiog nebereikalingi konkurentai. Atleisk man, mama. Kur dabar? Į Šiaulius. Jo, blėt, nesitikėjau, kad Adienis tokį šūdą sumals. O kur jis dabar? Gal slapstosi, her žino. Mes tiesą sakant, tau visai kitą planą turėjom, jau žinai. Girdėjau. Atvažiavau tai atsiprašyti. Ir paklaus, kaip tvarkysitės toliau. Teisingas sprendimas. Mes Dadienio biznį perimsim. O kaip su pirkėjais, tiekėjais, viskas aišku? Viskas tvarkoj. Kol tu buvai biržuose, mūsų žmonės nulėkė į Vilnių. Ir gerai papresavo Kostą. Jis pasiruošęs dirbti mums. Tai gerai. Vadinasi, dabar vėl draugausim. Nu jo, rimtas bazaras. Davai, bachūrai. Už princus ir šešėlius. Už bendrą biznį ir rimtus reikalus. Davai. Tau viskas gerai? Normaliai. Atrodai kažkoks keistas. Блядь! Angelai sparnus nelaiko nuofina. Šiąnakt nebegrįši. Išsiskyrėm mes tik laikinai.